Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje sudėtingomis mokslo temomis kalbame paprastai ir visiems suprantamai. Prie mikrofono Darius Matas. Tikime, kad įsamus pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galvą ir gal net privers pakeisti nuomonę ar bent suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Naujausiame Mokslas be pamokslų epizode apie tai, kaip ir kodėl karo diskursas tampa rutina. Pokalbis su Filologijos fakulteto ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Liudmila Arcimavičienė. Labadiena. Sveiki, labadiena. Pakalbėsime apie tai, kaip ir kodėl karo diskursas tampa norma, kaip jis tampa rutina ir galbūt netgi pabosta žmonėm. Čia gal visų pirma galime klausytojams atskleisti, kad šiuo metu, kai šis įrašas vyksta, taip simboliškai sutapo, Vilniuje neskelbto vizito atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, prieš praktiškai pusvalandį susitiko su Gitanu Nausėda prezidentūroje. Ten taip pat viena iš pagrindinių temų, tai yra kaip išsaugoti dėmesį Ukrainai, kad vakarai nenusigręžtų, neatsiribotų nuo šios temos ir padėtų Ukrainai toliau keliauti pergalės keliu. O mes pakalbėsim, kaip toks kalbėjimas viešoje erdvėje gali paveikti mus kiekvieną, kuris esame viešosios informacijos gavėjas. Ir jūs atliekate tyrimą, labai svarbu ir įdomų tyrimą. Kaip jūs jį galėtumėte trumpai pristatyti, koks yra pagrindinis tyrimo tikslas? Aš esu lingvistė, studijuoju kalbą. Šiame tyrime mes taikome kritinį diskurso analizės metodą. Tai reikštų, kad mes analizuojame kalbą ir jos galimą poveikį žmogaus elgesiui, mąstymui. Taigi, šiuo tyrimu norėjome pasižiūrėti kartu su kolegomis, kaip karo naujienų aprašymas galimai galėtų įtakoti žmogaus elgesį, požiūrį į karą. Iš tiesų, viešoje erdvėje labai daug girdime kalbų apie tai, kad karas pabodo, karas tapo rutina ir kiek galima apie jį kalbėti ir rašyti yra tam tikra atstūmimo reakcija. Mes priešingai manytume, kad taip kaip yra aprašomas karas iš tiesų sukelia tam tikras neigiamas emocijas, bet ne dėl to, kad žurnalistai tai galėtų daryti sąmoningai, bet dėl to, kad karo naratyvas, karo diskursas iš esmės savyje turi tam tikrų elementų teminių, kurie sąlygoja tam tikrą žmonių, ypatingai neigiamų emocijų rutinizavimą. Ir galimai mes neištyrėme dar to reiškinio, ar jų elgesys keičiasi, bet tai, kad žmonės tiesiogiai pasako, kad jie nenorėtų kalbėti apie karą, nenorėtų kalbėti apie politiką. Tai kodėl taip vyksta? Iš esmės į tuos klausimus atsakė daugybė kitų mokslininkų, bet mes šiuo tyrimu norėjome pasižiūrėti, kasgi vyksta Lietuvos žiniasklaidoje populiarioje, koks yra naratyvas, kokie būdingi teminiai elementai yra jam ir į ką galbūt galėtume atkreipti dėmesį mes kaip lingvistai ir toliau tirti kartu su psichologais, ar keičiasi žmonių elgesys. Pereikim prie tų pirmųjų tokių galbūt pastebėjimų ir vienas matyt dalykas, kuris labai irgi yra akivaizdus, ir apie tai beje buvo kalbėjama nuo pat karo Ukrainoje plataus masto pradžios, kad karo metu tu turi pasirinkti pusę, ypač socialinių tinklų vartotojai vieni kitus gėdindavo, jeigu žmogus bus neapsisprendęs, ar ne? Ir kiek iš tiesų tai jaučiasi žiniasklaidos pranešimų ir jūsų manymų, kiek tai turi įtakos žmonių iš tiesų pasirinkimam? Iš tiesų karo naratyvas galimai turi tą tokią neigiamą įtaką dėl savo tos ideologinės priešpriešos, kurią jūs ką tik įvardinote. Yra tokios dvi stovyklos labai aiškiai apibrėžtos, mes ir jie. Tai mes jau tie, kurie ginamės kare, ir tie jie, kurie mus puola, nuo kurių turėtume apsiginti. Tai daugybė mokslininkų yra pastebėję, kad ši ideologinė priešprieša laikų bėgant gali būti pakankamai žalinga, kalbant apie žmogaus emocijas, jų kasdienį gyvenimą. Tai iš tiesų mes suprantame, kad kiekviena situacija visuomet yra labai kompleksinė ir tu negali rinktis vienos pusės labai aiškiai. Visuomet yra daugybė įvairių spalvų, yra daugybė konteksto, kurį tu turi analizuoti ir tirti. Ir karo naratyvas jisai lik ir sąlygoja tą tokį pasirinkimą ir negali būti kitos nuomonės. Pastebėjome su daugybė kitų konfliktų, kuomet žmonės bando nesirinkti tos pusės arba tiesiog išlikti neutralūs, jie be abejo yra labai kritikuojami ir tas irgi labai pasijunta pačiose naujienose. Tai tyrant naujienas, aišku, tas skirsnis yra labai aiškus. Pirmiausia, vienas iš požymių tai yra citavimas, kuris yra pateikiamas naujienose. Tai labai aiškiai matome, kad visas dėmesys cituojant yra telkiamas į vieną pusę, tai yra atstovaujama Ukraina, kas yra ir kare kaip ir visiškai priimtina. Ukraina visiškai
pirmauja ir bet kokie Ukrainos atstovai pirmauja, kuomet jie yra cituojami. Antroje vietoje mes matome Amerikos atstovus, tai ir tuomet yra formuojamas toks mes kolektyvinis blokas, mes vakarai. Tuomet yra priskiriamos visiškai tokios svarbios vertybės vakarams kaip laisvė, nepriklausomybė. Tai yra tokios žmogiškos universalios vertybės, kuomet tu tiesiog negali jų paneigti, tu supranti, kad jos yra besąlygiškai svarbios tau. Ir jeigu tu bandytum išlikti neutralus, lyg tai atsisakytum tų vertybių, kas be abejo kiekvienam žmogui būtų labai skausminga. Tai Volodymyras Zelenskis, vairūs pareigūnai, 12% citavimo, antroje vietoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovai, Joe Bidenas antroje vietoje jų tarpe, ES atstovai, NATO, na ir paskutinėje vietoje be abejo Rusijos atstovai. Ir įdomu pastebėti, ką mes irgi kaip ir hipotetiškai numatėme, karas turi būti, legitimizuojamas, kitaip tariant, ta pusė, kurią mes palaikome, turi būti aiškiai pristatoma. Tai vėlgi Vladimiras Putinas per visus metus, kuriuos mes tyrėme, buvo pacituotas 2 sykius tik tais, ką sudaro 0,19%. Tai irgi rodo, kad be abejo tai visiškai delegitimizuojamas asmuo ir valstybė, kuri buvo pacituota iš viso 17 sykių, o procentaliai tai sudarė tik tai 2% citavimo. Tai vėlgi rodo, kad iš tiesų labai aiškiai išreikšta pozicija ir vėlgi netgi kalbant apie pačias citatas, galima pastebėti tokį skirtumą, kad niekuomet Rusijos bet kokie atstovai nėra pilnai cituojami, yra tam tikros ištraukos iš jų citatų pateikiamos. Bet tam matyti yra atsakymas, kodėl taip yra. Be abejo. Aš kaip žurnalistas netgi, nes tas diskusijas esame turėję taip pat ir karo pradžioje nemažai ir yra labai sudėtinga ilgą citatą ir pilną citatą asmens tokio, pavyzdžiui, kaip Vladimiras Putinas, turėti eteryje dėl to, kad tai yra netikra informacija, tai yra išgalvoti faktai, kuriuos reikia detaliai kažkaip šalia aptarinėti. Be abejo, kognityvistai irgi tai pastebi, kuomet, kai buvo ir su Donaldu Trumpu, kuomet jisai kaltindavo žiniasklaidą nebūtais dalykais ir kuomet jį cituodavo, atseit pastiprindavo tą žinutę. Ir tame iš tiesų yra tiesos, bet perkeliant karo naratyvą tokią ypatybę, kad aiškiai yra palaikoma viena pusė, labai aiškiai išreiškiamas palaikymas, jeigu mes perkeliam konflikto sprendimus individualų gyvenimą, kuomet tu irgi turi palaikyti tik vieną pusę, kaip ir nesuteikti kažkokios erdvės kitai pusiai pasireikšti, tai vėlgi gali būti ta konfrontacija, gali tik tęstis, bet mes čia tik tais bandome hipotetiškai iškelti tą dalyką, bet be abejo, vėlgi tai, ką mes pastebėjome kaip lingvistai, pagrindinis referentas, kaip yra įvardinamas, kaip Rusija, ta kita pusė yra Rusija. Ir netgi nėra tokio referento kaip žmonės, kuris yra įtraukiamas aprašinėjant tą konfliktą, tuo tarpu, kaip kalbant apie Ukrainą, visuomet yra minimi Ukrainos žmonės, prezidentas, jie yra atskiriami. Šiuo atveju, kalbant apie Rusiją, tokio atskirimo nėra, Kremlius, Rusija, Putinas. Netgi Rusijos valstybė mažąja raide pradėta rašyti. Taip, tai mes šiuo atveju dar pastebime kaip tam tikrą galimą neigiamą poveikį apskritai santykiai su kitu, nes tuomet yra naudojama šitokia metonimija, kuomet šalies pavadinimas atstoja lyg tai kaip referentas yra visai valstybei, įtraukiant ir tuos pačius žmonės, ar ne? Kalbant apie Lietuvą, Lietuvoje irgi gyvena žmonės, kurie yra, sakykime, rusų kilmės arba atvykę iš Rusijos, kelia tokią ne tai, kad grėsmę, bet baimę bendrauti, jie toks priešiškumas atsiranda, toks visiškai nesąmoningas, ar ne? Tu išgirsti rusų kalbą ir tu pasijunti nepatogiai, ar ne? Tai tas irgi be abejo įtakoja mūsų kasdienius pojūčius ir tu nori atsiriboti. Arba pati pamenu, karui prasidėjus buvo labai daug aptarimų socialiniuose tinkluose, kad taksistai vis dar groja muziką rusų kalba, radiją rusų kalba ir kodėl taip yra, juk čia mūsų priešas, karo diskursas iš tikrųjų gali įtakoti tą mūsų kasdienį gyvenimą. Mes tiesiog apie agresyvumo reiškinius kaip tokius ir kaip žmonių suvokimas apie agresyvumą keičiasi laiku bėgant. Mūsų svarbus dėmesys yra keliamas tam. Žmonės tampa labiau pakantus elgesiui žiauriam, kuris būdingas galbūt kare, ir ta riba tolerancijos, pakantumo vienas kitam, jie taip pat slenka. Tai kokius čia turi pastebėjimų? Kaip tik į tai norėtume atkreipti dėmesį šiuo tyrimu ir apie ką labiausiai yra kalbama karo naujienose, yra tokie 3 konkretūs atvejai. Tai vienas iš jų būtų karo technikos aprašymas, labai įvairus, labai detalus, su daugybė skaičių, su daugybė pavadinimų. Antras atvejis tai yra apskritai skaičių pateikimas, tai žuvusių aukų skaičiai. Labai detalūs iki mažiausių smulkmenų. Tai tie 2 atvejai be abejo prisideda prie tokio kognityvinio disonanso paaiškinimo arba kūrimo individualiame gyvenime, kuomet agresyvumas, nes karas yra apie agresiją, apie agresyvumą yra ne tai, kad pateisinamas, bet jisai racionalizuojamas. Tai, kas gali būti apskaičiuota, kas gali būti numatyta, kas gali būti planuojama. Tai tas agresyvumo racionalizavimas, jeigu mes skaičiuojame, apskaičiuojame, planuojame ir daugybė tokių pavyzdžių buvo, kelis net galėčiau pateikti, kaip pavyzdžiui,
kiek dronų yra užsakoma, kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikiama ataskaita. Ukrainos generalinio štabo duomenimis, cituoju, šalies kariuomenė nukovė tiek ir tiek rusų karių, sunaikino tiek tankų, tiek mašinų, tiek sistemų. Na ir skaičiai yra labai be galo detalūs. Pavyzdžiui, 3194, 112, 2213 ir panašiai. Na kaip ir kuria tokį suvokimą, tokias asociacijas, kad viskas tai yra apskaičiuojama, tai yra kontroliuojama. Iš vienos pusės tai ir sukelia tam tikrą saugumo jausmą, kad situacija yra kontroliuojama, veiksmas vyksta, na, judama pergalės link ir tuomet, na, objektyviai tikimasi rezultato. Ir lygiai taip pat lygiagrečiai pateikiami skaičiai aukų, žuvusių žmonių, karių ir civilių. Tai žmogus, kaip ir technika, tampa tam tikrais statistiniais vienetais. Ta žmogus vertybė, jinai kaip ir mažėja su laiku, nes kai viskas yra apskaičiuojama lygiagrečiai su technika, darome tokią prielaidą, empatijos turėtų mažėti. Žmonės tampa pakantesni mirčiai, kitaip tariant. Pradeda daryti tokią prielaidą, na, kad, na, karas, na ir kas, na ir nieko čia tokio, ar ne, vat apskaičiuojame, suplanuojame, žmonės žūsta. Tos mirtis tampa priemonėmis į tą pagrindinį tikslą, ne pergalę. Na ir to gali būti pateisinamos, ar ne. Tai jeigu pamenu pradžioje karo naujienose vyraujant emocija buvo baimė ir siaubas. Na, kaip taip gali atsitikti? 21 amžiuje prasidėjo karas. Juk, nu, kaip tai yra įmanoma? Iš esmės žus žmonės ir buvo pateikiami skaičiai 1, 2, 3, 4, 5 ir buvome visi siaubo aptikti, o dabar matome tokius didelius skaičius ir jau lik ir peržiūrim juos, perskaitom prie kavos, prie arbatos, ar ne, taip aš įsivaizduoju kasdienėme savo gyvenime, skaitydami žinias, tuomet iš tiesų ta žmogaus gyvybė tampa tuo statistiniu vienetu, tai tampa rutinos dalimi, na ir, na va, vyksta ir baisesnių dalykų, ar ne? Jūs turite minėti, kad žmonės ir bendraudami po to tarpusavyje, jie tiesiog tas pačias sumažėjusias pakitusias ribas, pavyzdžiui, jie ima taikyti bendraudami su kolegomis, artimaisiais, šeimos nariais. Toks kalbos poveikis ir yra žmogaus elgesiu, kad naudodami kalbą, skaitydami apie tokius pranešimus ir kai trunka tam tikro laiko tarpą, iš tiesų atsiranda tam tikros asociacijos ir žmogus nesąmoningai pradeda vertinti situaciją būtent taip, o ne kitaip. Negali net ir valdyti tą tokio vertinimo. Tai karo naratyvas ir diskursas visuomet turi savo pasekmes. Kokios tos pasekmes? Tai mes norėtume ištirti bent jau Lietuvoje, kaip žmonės jaučiasi. Po kurį laiko, kai jau buvo pradėtas ilgai lauktas Ukrainos kontrpuolimas, kurio beje irgi žmonės laukė, tai kurį mėnesį svarstymas vyko nuolatinis viešoje erdvėje ir skaičiavimas tų kilometrų, centimetrų, kiek čia yra iškovota, atkovota. Ar tai leidžia žmonėm tam tikrą prasme tiesiog tikrai jaustis tokiam bent jau iliuzinimą stovyje, kad tai yra čia viskas gerai? Na, iš tiesų dar reikėtų paminėti tą dalyką, kad apskritai žmonės savo kasdienėme gyvenime yra pripratę prie tokio dramatiško turinio, ar ne? Mes visi žiūrime kažkokius Netflix, kitus kanalus, kurio labai daug dramatizmo, ar ne? To tikimasi ir iš karo, kaip reiškinio, ar ne? Kad va čia ir dabar bus rezultatas, čia ir dabar va bus kažkokia pergalė. Ir be abejo apie tai daug yra ir kalbama. Tikslo nugalėti blogį. Tas toksai naratyvas apie pergalę prieš blogį arba kova su blogiu, tai iš tiesų yra labai archetipinė. Tai kitaip tariant, žmogus nesąmoningai reaguoja ir laukia tik tokio rezultato, negali netgi pripažinti jokio kito. Ir be abejo, dabar jau 2 metai ir daugiau, kaip karas vyksta, kad viskas yra daug sudėtingiau ir nėra taip viskas paprasta. Ir tuomet be abejo, kodėl žmonės visuomet ieško dramatiško turinio, ateina tam tikras nusivylimas, tai kurgi ta pergalė. Tai kas čia atsitiko ir panašiai, tai tas rutinizavimas ir atstumimas tokių naujienų gali vykti ir dėl to, nes tas dramatizmo poreikis visuomet yra reikalingas žmonėm, tiesa žmonės yra pripratę vartoti žiniasklaidą taip, ar ne, prisiminkime Volodymyro Zelenskio fenomeną, ar ne, jisai kaip toks Winstonas Churchillis, ar ne, atsirado toje arenoje, pradžiogi juk visi juokdavosi, vadindavo komiku ir štai vat koks žmogus atsisakė pagalbos iš Jungtinių valstijų palikti Kijevą ir liko ten tikras didvyris, ar ne, ir dabar mes matome, kaip tas naratyvas apie tą herojų, tą didvyrį keičiasi iš lėto, ar ne? Nes yra jau keliami kiti reikalavimai su laiku, ar ne? Vat pradžioje jis gavo tą didelį tokį kreditą, pasitikėjimo žmonių ir kaip viskas tas palaipsniui keičiasi, ar ne? Atsiranda kiti reikalavimai jam, nes laikas vis dėlto keičia, kontekstas keičiasi ir tas dramatizmo efektas daugiau nebesuveikia. Volodymyras Zelenskis pasirinko labai tokią aiškią komunikacinę, taip pat galima sakyti, strategiją, tai nuosekliai tam tikrą valandą praktiškai kiekvieną dieną skaitomi pranešimai, skaičiais žuvusiųjų ir to dramatizmo taip pat yra matyti nemažai, nes tokiu būdu stengiamasi ir
nepamesti to dėmesio, kad jis liktų, ir kadangi jūs tyrinėjate būtent konkrečias žmonių kalbas ir citatas, ar galima sakyti, tą dramatizmo tokią dar papildomai čia kryptį užbrėžė ir cituojami asmenys dažniausiai? Be abejo, o karo laikotarpiu politiniai lyderiai ir jų kalbėjimas, kreipimasis į žmones yra be galo svarbus. Na, savo kalbą jie bando suvienyti tautą, mobilizuoti ir legitimizuoti tą žmonių norą vis dėlto tame kare dalyvauti ir nugalėti, ar ne, nes reikia tokios vidinės stiprybės. Tai Volodymyras Zelenskis jisai visą laiką kalba visų pirma apie man pačiai, kaip analizuojant jo kalbas, patiko jo metafora, tai yra taikos formulė, ar ne? Tai irgi vėlgi kažkiek racionalizuoja patį procesą, kad yra tam tikra formulė, jeigu mes ją pritaikytume, tai taika lyg atsirastų, bet taip nepavyksta. Be to jisai visuomet kalba naudodamas, ta prasme, įtraukdamas tautą, žmonės, Ukrainos žmonės į savo kalbas, naudodamas įvardį mes dirbame, mes stiprus, tai tokias mobilizavimas tautos apie tai, kad situacija yra valdoma, nes mes visi kartu dirbame ir visuomet ramindamas tuo pačiu, kad nepanikuokime, mes esame stiprus, tai tą stiprybę jis nori pabrėžti. Kalbant apie tą stiprybę, vėl atsiranda toks kognityvinis disonansas, nes yra pateikiami skaičiai žuvusiųjų. Tas irgi kaip ir prieštarauja vienas kitam ir ta stiprybė kokią kainą ateina, ar ne? Ir vėlgi mes matome tos skaičius ir tos praradimus, ateina nusivylimas tam tikrąja prasme. Viskas vardan ko, ar ne? Ta visa kančia žmonių, bet be abejo pagrindinės savokos arba tie konceptai teminiai, kurios naudoja Zelenskis, yra laisvė, yra stiprybė, pergalė prieš blogį, ar ne? Ir daug panašių tokių temų. Jisai kelis sykius yra minėjęs ir netgi pačioje pradžioje mes esame pastebėję, kad aš dabar jį cituoju, žiūrėdama į pavyzdžius, Ukraina nenori kariauti metų metus, mes paprasčiausiai norime išlikti, išgelbėti savo žmonės. Tas apeliavimas į žmonės, ta savoka žmonių yra labai svarbi jam, ką jisai labai pabrėžia. Tas ir prisidėjo irgi prie jo tos sėkmės kaip lyderio karo laikotarpiu. Tapatinosi žmonės Tapatinosi su žmonėmis, taip, be abejo. Ir bandė save pozicionuoti kaip vienas iš jų, ar ne, kreipdamasis į žmonės kasdieną, išeidamas į gatvę, kalbindamas juos, dažnai buvo lygindamas Vladimiru Putinu, kuris niekuomet neprisileidžia prie savęs žmonių, ar ne, jis įkūrė tą tokį labai artimą kontaktą. Tai tas artumas be galo yra labai svarbus. Kalbant apie politinį diskursą karo naujienose, be abejo, politikai yra labai dažnai cituojami ir kuomet politikai kalba apie karą, jie naudoja tokias abstrakčias savokas kaip laisvė. Aš vėlgi cituoju Volodymyrą Zelenskį, kuris sakė, Rusijos karas tai ne karas prieš Ukrainą, jo prasmė daug platesnė. Ir tuomet aiškina, kad tai yra karas prieš laisvę. Kitaip tariant, mes turime nugalėti, kad turėtume laisvę. Ir jis visuomet kalba ne tik apie Ukrainos žmonės ir viso pasaulio žmonės, viso pasaulio žmonių laisvę vakarų. Ar ne, tai yra tokia visiškai universali žmonių vertybė laisvė. Nuovargis karui savoką ėmė vartoti labai skirtingų sričių atstovai ir kalbėti apie tai, kad tas nuovargis juntamas gali būti ir tiekiant mažiau ginklų, mažiau skaitant kažkokio turinio susijusio su karu, galbūt apskaityti informacijos ribojimą ir netgi kaimyno už durų išstumimo, kai jisai paminė karo temą. Kaip jūs matėte tą nuovargio atsiradimą viešoje erdvėje, informacinėje erdvėje? Vienas iš požymių galimai tas nuovargis, kad kalbama mažiau apie karą, apie poreikį laimėti karą, ar ne, arba apie tą galimybę, kad karą įmanoma laimėti. Ir atsiranda daug skirtingų nuomonių, bet vėlgi mes turime nepamiršti to konteksto, tai kas dabar vyksta Izraelio karas Gazos ruože, ar ne, perkelia dėmesį į kitą reiškinį, į kitą kontekstą ir mes vėlgi matome tam tikrą kitą kognityvinį disonansą, kuris vyksta ten, tuomet, kai vakarai jau yra, aišku, gindamiesi, bet atlieka irgi tam tikrus agresyvumo veiksmus, kurių negalima paslėpti ir kurie yra faktiniai, kur irgi yra daug žuvusių. Tas karo diskursas žmonės vertina jį kaip politiką. Ta prasme, kad yra visiškai viskas politizuota, yra siekiama politinių tikslų ir žmonės žūsta veltui, ar ne, ir tas vėl toksai nusivylimas politika, tai mes vėlgi galim prognozuoti kaip taisyklė, kad tie lyderiai, ką ir parodė istorija, kurie karo metu tampa lyderiais, kaip šiuo atveju Volodymyras Zelenskis, po karo dažniausiai yra kitokie lyderiai renkami, ar ne, nes žmonės nori kitokio vadovo, kitokio politinio lyderio. Jau toks mobilizavimas, siekis tam tikrų vertybinių šūkių arba tikslų tampa jau visiškai mažiau svarbus. Žmonės nori to tikro saugumo, emocinio aiškumo, kaip aš čia gyvenu ir tiesiog tas jų kasdienis gyvenimas iš tiesų būtų sėkmingas individualiame lygmenyje ir tiesiog kuo mažiau nerimo. Dar galima atkreipti dėmesį tai, kad naujienose randam labai daug tokio santykių aiškinimuose tarp šalių, ar net tiesiog, kai yra naudojant tą tokią tarpusavio santykių naratyvą, pritaikant į valstybėms, ar ne? Pavyzdžiui, kad
Buvo rašoma apie Izraelį karo pradžioje, kad norėdamas išlaikyti gerus santykius su Rusija, iki šiol nesitinka perduoti Ukrainai ginklų. Vėlgi atsiranda tokia asociacija, kad liktai tarp asmeninių santykių toks naratyvas yra naudojamas kalbant apie karą ir apie politinius santykius. Arba kas Ukrainą iš tiesų palaiko, kas išduoda dėl pinigų. Tokie atsiranda tarp asmeniai dalykai, bet jie yra naudojami kalbant apie politinius santykius, santykius tarp valstybių. Kaip ir toks atsiranda kognityvinis disonansas, lyg supaprastinama situacija, kad viskas, kas vyksta, visas tas agresyvumas ir viskas, kas vyksta kare, yra paaiškinam per santykius tarp valstybių. Vėlgi žmonės lieka kažkur už tos ribos ir jie nėra įtraukti naratyvą. Tai yra valstybiniai santykiai tarp valstybių. Ir vėlgi ta žmogaus gyvybė, kuri yra prarandama kiekvieną akimirką, jinai kaip ir išnyksta iš to diskurso ir žmogus tas jaučiasi, kad jis negali kontroliuoti situacijos. Tas nerimas tikriausiai didėja, ką mes ir minėjome, statistinis vienetas, raiktelis mechanizme, kuris visiškai negali įtakoti to proceso. O kaip tuomet būtų galima iš tiesų išlaikyti tą dėmesį ir kad žmogus nenusigręžtų nei nuo informacinio turinio apskritai, nei nuo karo galbūt temos, bet nebūtų amžinoje ir nuolatinėje nerimo būklėje, ieškoti kitokių formuluočių, kitaip kalbėti, daugiau dėmesio žmogui skirti arba nežadėti kažko, ko negalime pasiekti? Be abejo, labai geras pastebėjimas apie daugiau dėmesio skirti žmogui. Jeigu mes palygintume skirtingus žiniasklaidos šaltinius, tai mes matome, kad tam tikri žiniasklaidos šaltiniai pateikia daugiau tokių asmeninių istorijų žuvusių arba jų šeimos, ar ne, kuomet ta empatija kitam žmogui, jo gyvybės praradimui, jinai auga ir didėja, atsiranda didesnis supratimas, ar ne, mes labiau susitapatiname su ta netiktimi, ar ne, kur yra tikrosios istorijos tų žmonių, kaip jie gyveno, ką jie prarado ir kokio būsenoje jie yra dabar, kodėl pergalė svarbi tiem žmonėm, ar ne, kodėl jie žūsta ir koks nusiteikimas. Asmeninių tokių istorijos yra be galo svarbios, nes iš tiesų mes kalbėtume, tai naujienų žanras kaip ir nesąlygoja to, tu neturi pateikinėti asmeninių istorijų, bet iš tiesų kažkoks, aš taip įsivaizduoju, vienas kitas intarpas, kelios eilutės tikrai pateiktų tokį skirtumą, nes, galbūt tas skaičių pateikimas, teigiame apie tai, kad jis labai racionalizuoja karo kaip po tokį, kaip reiškinį, racionalizuoja agresyvumą kaip po tokį. Vėlgi projektuoja tą tokią perspektyvą, kad viskas yra sprendžiama ir imamasi veiksmų. Ir tuomet mes kaip ir nematome to sprendimo, atsiranda nuovargis, atsiranda didėja nerimo jausmas. O kaip būtų galima empatijos jausmą vėl prikelti ir galbūt neleisti bent jau jam toliau nykti? Sudėtingas klausimas dėl to, kad karo diskursas, jisai yra ypatingas tuo, kaip diskursas, kad jisai mažina empatijos jausmą visuomenėje. Vėlgi, praktiškai yra neįmanoma. Mes tik galime kalbėti, numatyti pasekmes ir bandyti, žinodami tas galimas pasekmes, kaip reikėtų toliau gyventi mums toje visuomenėje, mes galėtume numatyti pasekmes, bet pasekmes karo diskurso visuomet bus. Tai vienas iš pasekmių be abejo yra didesnė polarizacija visuomenėje, didesnis susiskaldimas, kaip ir sakėme, agresyvumo priėmimas, toleravimas. Tai vėl čia viena iš tokių pasekmių - empatijos mažėjimas, empatijos kito skausmui, empatijos kito mirčiai yra mažėjimas, tiesiog jisai mažėja natūraliai. Ir atsiranda įvairūs pateisinimo būdai, kaip jie tai pateisina. Vienas iš pateisinimų galėtų būti, juk tai vyksta karas, jau nesiskusk, jau tu tikrai gerai gyveni ir panašiai. Problema tik, negalima sakyti, kad didės, bet iš tiesų jį nemažės, bet spręsti reikėtų tikriausiai, kaip ir dažniausiai sakoma, kaip ir su klimato kaita individualiame lygmenyje, kiekvienas turi pradėti nuo savęs. Mes kaip mokslininkai norime atkreipti dėmesį tą reiškinį, pamatuoti, ar iš tiesų galėtume matyti, nustatyti tas koreliacijas tarp karo naujienų diskurso ir kaip kinta žmogaus požiūris į agresyvumą. Sprendimo būdai be abejo, tam tikra edukacija, edukacijos momentai, ir kiekvienas iš mūsų pradeda nuo savęs. Tokios aiškios konfrontacijos, mes prieš juos, ar ne? Tai ta konfrontacija turėtų mažėti. Mes taip įsivaizduojame kasdienėme gyvenime, žmonės daug paprasčiau galės skirstyti žmonės į gerus ir blogus, bet kasdienėme gyvenime viskas yra daug sudėtingiau. Toks realybės supaprastinimas, ypatingai supaprastinimas, skirstimas jos tik arba ir labai gera, arba labai bloga, nėra to viduriuko, ar ne? Tai kasdienėme gyvenime be abejo to nėra, kaip tik kasdienis gyvenimas tas viduriukas mums yra pats svarbiausias. Ir tuomet mes siekiame, geras ir blogas yra mūsų siekiniai, bet tai nėra mūsų kasdienybė. Dirbti su tuo reikės, mums visiems, ir pedagogam, ir tėvam, ir kolegom, bet reikėtų tai atkreipti dėmesį ir tiesiog nelikti abejingiams.
aš įsivaizduočiau tokiam elgesiui. Ar jūs dar turite kažkokį tokį pagrindinį nuo savęs pridėti rekomendaciją ir pastebėjimą iš to, ką jūs tyrėte, kas dar yra naudinga žinoti žmonėms? Tikrai norėčiau pridėti labai paprastą dalyką, kad, mes apskritai žiūrime pakankamai abejingai į taip, kaip naudojame žodžius, kaip kalbame. Mes kaip lingvistai norėtume pabrėžti kalbos svarbą. Iš tiesų, netgi tuos žodžius, kuriuos girdime aplink save ir netgi kažkoks, toks žodis, kuris yra pasakytas nepagalvojęs apie tai, gali įžeisti kitą žmogų, bet kiekvienas žodis yra be galo svarbus. Ir ypatingai tokiu sudėtingu laikotarpiu, kuomet vyksta karas, kuomet rašoma apie karą. Galbūt mano toks pastebėjimas būtų, kad nelikti abejingiams ne tik žodžiams, žodžiai irgi be galo svarbus, bet ir mūsų elgesiu, nes tie žodžiai, kurie yra naudojami aplink mus, be abejo įtakoja mūsų elgesį. Nors mums atrodo tai labai trivialu ir nepastebima, bet iš tiesų tai vyksta. Didesnė atsakomybė atitenka žurnalistam, aš taip įsivaizduoju, nes jie turi pateikti ir faktus, ir dar pateikti žodžius taip, kad jie galbūt mažintų to agresyvumo tam tikrą poveikį. Karo naratyvas, diskursas, jis nesikeičia per amžius, jisai turi vienodus bruožus, ar ne? Yra tam tikri aspektai, kurie skirtingi, bet iš tiesų pagrindiniai bruožai yra vienodi. Tai mes norėtume atkreipti dėmesį tai, kaip vis dėlto tie žodžiai galimai galėtų paveikti žmonių elgesį. Tai tuomet patarimas būtų kasdienėme gyvenime irgi kalbant su savo šeimos nariais, aplinkiniais, irgi atkreipti dėmesį tos žodžius, kuriuos pasakome, pasakyti gerą, šiltą žodį, reikšti daugiau empatijos. Tai kągi, ačiū Jums labai už šį pokalbį. Ačiū Jums labai. Kalbėjo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Liudmila Arcimavičienė. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Ieva Čepaitė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT radiotekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Iki kito karto.